kuriu video ir kaip matot, mūsų bazė pagerėjo. Ir jo, dabar turėtų jums dar mažiau laginti vien dėl to, kad aš dabar filmuoju ant planšeto, ne ant kompo. Tai taip, bazę jau pasiupgreidinau, už kameros pasistačiau. Jo, dabar ko trūksta mums, tai yra šito pasistatyti, šito ir viskas. Už kameros tai jau pagalvojau. Tai jo, dabar bus galima vėl kovoti. Ir jo, tai šitą baigs statyti gal tašiais. Ar jūs praeitame epizode parašėte, aš pasižiūrėsiu komentaras, nes klausiau, ar norit, kad šitą perstatyčiau gemais. Ir jeigu dauguma pasakys, kad taip, tai panaudosiu. Bet taip tai aš tos gemus taupiausi va šitam dalykui, trečiam. Tad taip, artėjom prie bronzinės lygos. Čia kažkas rašinėja. Jo. Kol kas tiksliai nežinau, apie ką šitas epizodas dabar bus. Bet paėmiau ir filmuoju dabar. Po šito, aš planuoju šitą baigsiu upgreidinti, kad galėčiau šitą upgreidinti, turbūt Giant. Giant tai va kokį damage daro, 11 per sekundę. Gyvybių 300, treningas 2 tam eliksyrų, niekis. Bet 5 talpos, tai reikės 2 tokius. Mano taktika bus 2 tokius. 5 archerius ir 5 barbarus. Po šito reikės šitą upgreidinti, tai pusvalandžiai. O pinigų jau gaunam. Ir ja. Dabar net neįsivaizduoju, ką filmuoti. Nebent nekreipkite dėmesio, kas čia, aš tiesiog man pakibę yra, todėl pilka, nes bandžiau ar įmanoma gemų gaut ir būtų įmanoma, tai nes aš pinigų tikrai neišeis man šito žaidimo, tai galvojau kas kartą kokį vieną tipo nusipirkus. Čia tipo perkant. Bet ne. Tai jo, aš galvoju sustabdyti epizodą ir grįžti tada, kada baigs. Tai taip, palaukit, kol grįšiu. Žmonės, čia sorry, mus puola. Nieko gero. Nemanau, kad kažkas gero bus. Vien dėl to, kad jau mūsų Canoną jama.
Vėl prakišim. Va todėl aš ir noriu Giant. Nes jie iš karto, matyt, padėjo jie va čia va, prie akmens, va čia va padėjo. Ir jie tiesiai nuėjo prie šito Canono. Kas šito? Nesupratau. Filmuoja, gerai. Nesupratau. Jeigu kas pažiūrėt valandas, tai taip, jeigu labai tyliai šneku vien dėl to, ir šneku tyliai, nes dabar labai anksti yra. Palaukit, sutvarkysiu. Čia ką tik sustabdžiau filmavimą ir iš karto tęsės. Pinigų jie paims visą 1000, nebent jie nespės. Mažiausia tikimybė, kad nespės. Mūsų bazė sunaikint. Shit. Kas ten buvo? Really? Pažiūrėkit jo bazę. Ir į mano. Į jo bazę. Mano. Labai šaunuolis, kad tokį priešą pasiėmė. Gerbiu. Labai gerbiu. Tai taip, šiandien sugalvojau taip. Goblinus puls. Kur tie bėga? Gal padarys taip. $500 gavau. Dar tą pusvalandį statys. Bombos. Gal bombos reiktų į didesnį lygį. 15 minučių. Nu gerai. Šitas dabar reikia prisigaminti. Dabar kaip ir viską padaręs esu. Reiks po to šitą upgrade'int. Ir ne, patrankas gal pilna. Pilna patrankės reik. Jo. Tai dar vieną gobliną užpuls, jo štuką gausi. Ta baigs. Dabar turiu 7000 iš visai įmanoma. Prisidės dar 3000. Dar 10 000 galėsiu turėti. Iškart galėsiu šito mortalą. O. Tai kažkur čia dėsiu.
tas patrankas čia. Šitas bulderis. Čia mortalo, čia palikta vieta. Gerai. Kol kas reikia pastatyti čia. Šitas čia. Gerai. O kiek reikia tam holui? 25 000. Žinoma. Tai 3000, tai 10 turėsiu. Tai man dar truks 15 štukų. O jesu. Tai taip. Grįšiu už 5 minučių. Spardysim, goblinam šiknas. Taigi taip, grįžau ir kaip matot, mūsų jau tie kempai pasiruoštini pult. Taip, excellent. Paėmėm 1000. Jo. Ta man beveik baigė. Ir gal buvo pakibę ar kas, bet aš buvau užpuolęs dar vieną kartą nufilmavęs, bet man kažkaip išsitrynė arba dar nesukonvertavo video ir todėl neparodė kaip puoliau. Nu, aišku, paėmiau 100%, bet galiu parodyti dar kartą, ką aš ten parodžiau. Tai pirmą nusimam tuos. Ir dabar ką galiu padaryti, paspaus taurę ir top clans. Ir local. Ir Lithuania. Ir važiuojant iki 128 ir matom mano klaną. Nu, ne mano draugo. Va, Lietuvio LT klanas. Jeigu norėtumėt užeiti, visų pirma perskaityti taisyklės, tai yra va čia, kur parašyta lietuviškai. Ir require trophies, kur 1000 yra, jūs turite turėti taurių. Aš save prisimsiu į klaną, nors neturiu 1000 taurių. Bet jo, tai aš dabar ką padarysiu, tai parodysiu savo bazę. Pasiruošę, štai mano bazė. Aišku, žinau, kad nerodau, bet dabar kol kas tiek parodys. Aišku, aš daugiau achievementų padaręs, bet jis jau nerodo, rodo tik 2 pagrindinis. Tai taip, aš turiu 4 lygio barbarus, 4 lygio archerius, 4 lygio giantus, 3 lygio goblins, 3 lygio bomberius, 2 lygio balionus, 3 lygio wizardus. Atsiprašau už garsus, čia buvo mano navigacinio draskyklės garsai. Taip, Kingą turiu, Lightning spellą, Heal spellą ir minion. Tai taip, aš toj, jeigu irgi atleisi, parodys bazę. 3, 2, 1. Štai mano bazė.
Žinau, visi pasakysiu, eik tu lievakoje. Bet palyginsiu dabartinę, kur žaidžiu YouTube'ai, tai tikrai nieko. Ir parašykit YouTube'ai, ar norit, kad aš čia filmuočiau, ar toliau tęsti ten, ar man gal kitą epizodą susukti čia, ar kaip padaryti. Tiesiog parašykit tai, ko jūs norėtumėt pamatyti ir apskritai gal ilgam netgi likti. Ir jo, čia yra trolling bazė, kas nežinot, nes iš visur tiesiog apsauga yra. Va, karalius netgi siekit, clan castles, žodžiu, iš visur apsaugotas yra mano clan, tas tanholas. Ir taip visi tie mainai 11 lygių, visi tie 9, aišku, aš eleksyro nelabai rūpėjau man, bet dabar reikės po truputį upgrade'int eleksyro. Kempai pilni dabar. Ir taip, mūsų bazėj yra jau pabaigtas 2 lygio. Ir 7 mes esam levelio. Tai dabar Canonus reikia upgrade'int į 2 lygį. Tai minutė liko maždaug. Nu, žodžiu, baigsiu čia epizodą. Kitą baigsiu čia upgrade'inti, uždėsiu ten. Jo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, jeigu jums patiko šitas epizodas. Laikas nekainuoja. Jūs man padedat labai YouTube'ai augti. Prenumeruokit, jeigu esate to nepadarę, kad jeigu aš pasieksiu kitoje savaitėje bent 5 subus per kitą savaitę, aš tikrai iš karto pradėsiu filmuoti epizodus kasdieną, nes dabar aš neįsivaizduoju, ar verta filmuoti vien dėl to, kad jūs nežiūrit. Jeigu jūs pradėtumėt žiūrėti, aš iškelčiau netgi tai, ką jūs norit. Pavyzdžiui, kokį siaubeko žaidimą ar kažką panašaus. Tai jei surinksiu 5 subus per kitą savaitę, aš iki dar kito pirmadienio, po kitos savaitės. Reiškia, kitą savaitę praeis ir, žodžiu, po kitos savaitės sekmadienio pirmadienį. Aš žiūrėsiu, kaip čia gaunas. Ir taip, va, kaip tik tą pabaigėm. Tai taip, ate ir iki kito karto.